Sveiki draugai! Patestuosim šį kartą mes Anker gamintojo elektros stotelę. Turime štai tokį trimerį, galingas, baterija galinga. Kokia būtų galinga ir talpi baterija, jos vis tiek pasibaigė. Žinoma, galime baterijų mes prisipirkti kalną, bet galime nusipirkti kartą vieną tokią stotelę ir turėsime tiek į sodybą, tiek į žvejybą, tiek į turizmo palapinę ir bet kur ar darbais ar pramogoms štai tokią elektros stotelę. Na, o dabar mes turime jau pasibaigusią bateriją, išsikrovusią bateriją. Įsijungiam savo stotelę, pakrautą. Įsijungiame mes į elektrą ir įsijungiame mes taip pat ir maitinimą. Štai 50 Hz tvarkingai veikiantis įrenginys. Dedame kraut bateriją tuščią ir pažiūrėsime, kiek mums akumuliatoriaus šitas atims iš šito. Matom, krovimas 420 W, nemažai. Pastebėsiu tai, kad jeigu esame sodyboje, esame išvykoje, žvejyboje, nežinau, kažkur, ar galų gale nelaimė, prie šio įrenginio galima jungti saulės panelės. Pajungus saulės panelę, tiesiai krovimas į mūsų įrenginį, nes čia to pačiu yra ir inverteris. Visa saulės energija iškart gali būti perduodama į įrenginius, o tai, kas yra per daug ir lieka, vadinkim, laisva, eina į bateriją. Taip kad pilnai saulę išnaudosite su tokiu įrenginiu. Turime transportavimo rankeną, kad būtų patogiau mums jį vežiotis. Štai toks įrenginys iš Anker. Na, o dabar mes luktersim, pažiūrėsim, kiek mums išnaudos mūsų baterijos. Na štai, pasikrovė mūsų baterija pilnai ir mūsų akumuliatoriaus išnaudojo 20%. Jeigu būtume pasidėjame saulės panelę, tai būtų visą dieną nenutrūkstamas ciklas. Saulė krauna jį, o jis krauna šitą. Taip kad 4-5 baterijas, tokias didžiulės baterijas, mes galime pasikrauti štai iš šios stotelės. Taip kad ir į darbus, ir į gamtą, ir į turizmą, ir į visur puikus daiktas iš Anker.